Nu kągi, labą vakarą, mielieji, brangieji, jūs mano brangieji. Nu va, tai ką, aš pasipūsčiau pados ir į tuos rinkimus einu. O, net pasipuošiau tą progą, va, kokią skepetaitę užsidėjau gražią, va su kokiom kvietkom. Ir karuolius va užsidėjau, va gintarinius tokius. Nu taigi aš nuo Baltijos krantų, tai man priklauso karoliai užsidėti. Tai va ką, mielieji, ir lūpytės biškį pasimaliavojau, va, pažiūrėkit kaip, va, visai tokia nieko babutė į rinkimus saitė, ne? Nu, aš manau, kad visai aš ten dar pritiksiu. Tai va, oje, tau kiek čia tų visokių naujienų, jūs girdėjot, negirdėjot, turbūt jau visi girdėjot, nes šiandien ūžia viskas, ūžia televizijos, ūžia radijai, ūžia visokie ūžia alternatyvios visos žiniasklaidos, YouTube'ai, Facebook'ai, ūžia, atvilko tanką, rusų tanką, tokį sumaitotą tanką atvilko į prie šventovės mūsų, prie pat katedros tanką atvilko. Ir kokiu tikslu jį čia atvilko, bet čia velka visur jau, aš kiek girdėjau, velka ir Estijoje atvilko, ir atvilko jau į Latviją, Vokietiją atvilko, jūs gal žino dar kur nors atvilko, man tai čia toks, žinot, taip dvelkia tokiu iš vieno centro kažkokiu tai nurodymų, dirigavimų, tai va, diriguoja iš vieno centro ir tas dirigavimas taip eina per visur nusidriguoja. Nu, bet čia įdomiai, žmonės ten, aš nežinau kokiu tikslu, nu kaip jums atrodo, kokiu tikslu čia tas tankas atvilktas, kokiu tikslu. Ir užkabinta, va, kažkas tai ten užkabinta, mėlyna geltona kažkokia tai lentelė, kažkas 148, ten galva uždengta su raudona kepūre. Ir sako, ten žmonės eina ir jau ten labai pešasi vienas su kitu, ten vienu žodžiu prie to tanko. Tai aš taip galvoju, dėl kokio tikslo čia dabar jisai ten atvilktas. Kodėl jis ten atvilktas, tas tankas? Nu, man toks jausmas, kad čia kaip, nu, yra keli tokie pamąstymai. Kaip pasakyti, netgi ir prezidentas taip tylėjo, dėl visko tylėjo, dėl tų žalių akinių ten, kur ta visas skandalas buvo, ten tylėjo, visur tylėjo, čia ėmė prie tanko, apie tanką ir pasisakė, bet jau tokia ta kalba, tokia ar tinka tai prezidentui, tokius žodžius pasakyti, toks man tai kiršinimas žmonių, toks atrodo. Kažkaip negražiai elgėsi prezidentas, labai prezidentas negražiai elgėsi, nežinau, kaip jums atrodo, bet man tai labai negražiai. Čia va, aš pabandysiu jį pažiūrėti, čia ką čia per žinias pasakė, va. Juos keis čia paromis budėsiantis ir šauliai. Tiesa, pasigirdusias kalbas esą gal tanko visai ir nereikėjo, ir šalies vadovas ir krašto apsaugos ministerija atkerta. Jo reikėjo, kad pamatyti tuos vatinukus, kurie dabar įsivaizduoja, kaip neša ir visokius kitas maldas. Kaip šitaip galima, nu? Gerą išgryninti ir pamatyti, kas yra kas Lietuvoje. Manau, kad mes tų provokacijų nebijom ir kas čia tokia
Šeraitė kažkokia Kamilė, ministro patarėja, kokio čia to ministerio patarėja. Ha? Matot, kaip tankas kalba už save. O, matai, trofėjus čia. Jo, O visi tokių matai. trofėjų garbintojai gali sulaukti ir baudos. Policija Tai jūs įsivaizduojate dabar iš mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų, iš mano ir iš jūsų, ryšės tą tanką dabar ten saugo, karo policija saugo, ten baudas kažkokias netrošęs įrašyti, kad gėlytę padeda, tai gėlytę ar žvakutę uždeda, tai ten nuo to tanko kažkas žuvo, ir ten tankė galbūt kažkas žuvo, tai pagerbė tos mirusius, nesvarbu, kokie jie ten buvo, ar to pusė, ta pusė, tai vis tiek pagerbė žmonės. Aš nežinau, bet kaip jau šitas mūsų prezidentas taip jau įsireiškia, tai va, jisai turėtų kaip ir burti žmonės, kaip ir toks yra išrinktas prezidentas visų žmonių, jis dabar čia skirsto į vienokius, į kitokius žmonės. Nežinau, kažkaip tai nesmagiai, čia negražiai, ne. Man labai čia nepatiko jo šitie visi pasakymai, labai nepatiko. pradėjo vieną ikiteisminį tyrimą ir vieną administracinę teiseną. Jau net. Tas gėlių dėjimas Pažiūrėkit, tam tikrame kontekste, su tam tikrais komentarais, su transliacijom, tam tikrų veikėjų, kurie yra. Man atrodo, kad čia kažkoks tai dėmesio nukreipimas toks, man taip toks vaizdas susidaro, kad jie kažką tai čia sugalvojo. Kaip jūs galvojat, ką jie čia sugalvojo, ką jie čia nori paslėpti po šituo, gal čia tuos žalius akinius nori paslėpti, kaip jums atrodo, salotinius tokius, tuos akinius, tuos, kurie nešiojo tuos akinius, tuos visus galbūt nori kažkur po kažkokiom samanėlėm uždengti, pridengti. Aš tai čia visokių prisigalvoju dalykų. Va čia, kas čia rašo. Va, tai, čia įdomiai. Vat kiti čia rašo irgi apie prezidentą, tai yra nesantaikos kurstytojų vadina. Va, žmonės labai kiti pasipiktinę yra šitokių pasakymų prezidento. Va, aš dar norėjau pažiūrėti, nors yra labai gerų žinių, vat, tuoj pažiūrėsiu, tuoj pasakysiu gerų žinių aš jums. Oi, kaip gerai dabar čia tas Facebookas, tai tik įeini, tai visokių žinių, tik tai eina per dieną. Bet aš sakyčiau, žmonės neužsibūkite šitom žiniom apie tą tanką, nes ten labai negera energija to tanko. Ir mums nereikia ten labai daug apie jį kalbėti ir ten eiti prie jo. Tai va, labai gera žinia, kad buvęs ilgametis Kauno Žalgirio žaidėjas ir treneris Algirdas Brazys nusprendė tiesiog, nes jie ėmė slėgti Vytauto Landsbergio įteikta padėka. Vienu žodžiu padėka kažkokia gavęs iš Vytauto Landsbergio, jisai padėka. Ir tos padėkos jis nutarė atsisakyti kaip protesto ženklo prieš pastaruosius 2 metus Lietuvoje valdžios vykdoma destrukcinė socialinė, ekonominė ir užsienio politika, kuri visiškai netitinka daugumos Lietuvos gyventojų lūkesčių, sakoma Brazio, vienu žodžiu,
Algirdo Brazio paaiškinime. Nu šaunuolis, aš dar prisimenu, kaip jisai žaidė mūsų rinktinėje, tada dar važiuodavo į Maskvą ir duodavo ten CSKA, tai į kaulus mūsų ten dar Sabonis žaidė, ten vienu žodžiu, nu jisai pasirodo jau paskui ir treneriu dirbo. Tai va, kas neatsimenat, tai neatsimenat, aš tai dar atsimenu, aš labai sirgdavau už Žalgirį, taip sakydavau šitaip, kaip jau vienu žodžiu, tie jau kitos priešiškos komandos, tie visi ten jau bėgdavo su kamoliu ir jau ruošdavosi mesti, tai aš sakydavau, Dievas nepadės, velnias pakerės. Aš taip sakydavau, žinokit, ir neįmesdavo, įsivaizduojat, neįmesdavo tada. Bet jeigu nespėdavau pasakyti, nu, tai plumti ir yra. Bet jau mūsų vyrai žaidė, tai labai puikiai. Nu va, kokiu čia dar tų naujienų yra, nu va, čia tie savivaldybių, žinokit, rinkimai jau įsibėgėjo, jau šiandien kaip ir pradėjo balsuoti žmonės, tai va, tai pasirinkit teisingai pasirinkit. Vis dėlto tai yra savivaldybių rinkimai, labai svarbus rinkimai, nes 4 metus labai priklausys, kas ar čia mes, kaip pasakyti, mažėsim ar didėsim. Nuo šitų rinkimų labai daug priklausys, ar ir toliau žmonės va taip įsivažinės iš Lietuvos, o atvažinės visai kiti, taip mus praskies ir kas liks iš Kisieliaus vandenų, kas ten liks, nieko neliks. Tai va, dar yra žinios, kad gydymas apribotas, vaistų trūkumas, tauta masiškai išmiršta, valstybės gynybo taryba didina procentus nuo BVP gynybai. Ką jūs ginsit? Jau žmonių nebelieka, ką jūs ginsit ir kas gins. Dieve mano, kas darosi toj Lietuvoje, Dieve mano. Ant žemės visos mūsų atėjo kažkas, tai jau nebežinau čia. Tai rinkitės, va, miškai, va, pažiūrėkit, kas darosi, miškai kertami, tiesiog kertami, dar taip nuo kelio lyg palieka tokias, nu, dar, kad padaro vaizdelį, kad lyg tai dar yra miškas yra, ten biški tik toliau, jau miško nėra, kelmai, daugiau nieko nėra. Jėzau, kas darosi ant tos Lietuvos. O tu Dievulio brangiausias, jau žinokit, jau ir ašarų nebeužtenka, jau nebežinia, kas čia bus, kas čia darosi. Tai va. Toliau čia tų žinių, dar kokių čia tų žinių apie miškus jau kaip ir pasakiau. Ne vienu žodžiu apie miškus pasakiau. Va. Ir Facebookas mane riboja paskutiniam dienom, tai riboja, tik tai pasibaigė ribojimas, aš ten tik tai kažką tai biški, tik tai taip, ten kažką tai pasidalinau, padauginau, jau tiek biški, tik truputėlį ten tokį mažą, ir vėl man ribojimas. Ir vėl 3 dienos man ribojimas, tai tik galiu savo grupėse, kur mano asmeninės padarytos, sukurtos grupės, ten galiu, o daugiau tik tai savo profilį, daugiau jokios grupės negaliu eiti, niekur neleidžia. Ir dėl ko čia taip, va? Dėl ko? Aha, jūs galvojat, taip čia šiaip savo, ne? Aha, ne, aš įtariu, dėl ko čia. Vienu žodžiu, rinkimai tai artėja, o aš tai jau padus pasipūščiusi į tos rinkimus. Nu tai ką? Nu tai kad negirdėtų manęs, kad aš ko nepasakyčiau, ko nereikia. Aišku, kad taip.
Tai va. Dar kas, nu va, čia labai įdomiai vaikam tokios anketos, labai įdomios į mokyklas, va. Tik nežinau, kokių čia klasių mokiniams jos užduotos. Vat įsivaizduojat, reikia vaikams jau per etikos pamokas, įsivaizduojat, per etikos. Turi į tokius va klausimus atsakyti. Čia viena mama turbūt pasidalino tokį va visą reikalą. Įsivaizduojat, kokia yra žmonijos reikšmė? Ar žmonijos išnykimas iš tikrųjų būtų taip blogai? Įsivaizduojat, kokį klausimą vaikam užduoda? Tai prie ko čia nori privesti tus vaikus? Prie ko? Perskaitykite tekstą, užduotis perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimus. Tai va, dabar pirmas klausimas. Yra įrodyta, jog dėl žmonių veiklos vyksta globalinis atšilimas. Čia tik tai taip jau čia yra ne visai taip, ką jie čia klausia. Kodėl verta skliausteliuose verta tau gyventi? Įsivaizduojat, ką vaikam kiša į mokyklas? Grūda tiesiog. Grūda, žiūrėkit, į pasąmonę vaikui, ką grūda. Kokį grūdą sėja? Atsakykite keliais sakiniais. Nu taip jau. Toliau dar vienas klausimas. Kas yra antinatalizmas? Kas čia du žodis dabar? Kas čia du žodis toksai? Dėdu, gal tu žinai, kas tai du žodis? Antinatalizmas. Nacionalizmas. Ne, anti-brūkšnelis natalizmas. Tai ką ten vaikų? Ką ten vaikų rodo, ten vaikam? Ką ten jos moko apie kažkokį antinatalizmą? Kas tai yra? Antinatalizmas. Tai ten vietoj brūkšnelio trūkstamos raidės. Ne, taip. Antinacionalizmas. Ne, antinatalizmas. Nu, paieškok, kol aš čia kalbėsiu, paieškok Google atsiversk ir man pasakysi paskui, kas tas antinatalizmas yra. Vienu žodžiu ar per brūkšnelį? Per brūkšnelį Nežinau. brūkšnelis natalizmas. Natalija vardas yra toksai, bet čia natalizmas. Tai kas čia? Natalizmas, vėl izmas kažkoks tai. Atskleis dvi priežastys, kodėl kai kurie žmonės pritarė šiam požiūriui. Tai va, reikia apsišviesti, bet Google viską pasakys. Kaip kokia ekstrasensė ten, viską tau pasakys. Iš pas mane lietuviškai nemeta. Nu kaip nemeta, ką nemeta? Nu tai pažiūrėk į telefoną Google, nu. Pati man visai neįdomu. Čia yra antinatalizmas, antinacionalizmas. Ne, antinatalizmas. Nežinau. Ir trečias klausimas, ar pritarė eutanazijai? Nurodyk 2 argumentus. Jūs įsivaizduojat, kokie klausimai yra užduodami vaikams? Vaikams, jie žino, kad yra eutanazija. Toliau. 3 metų vaikas. Kaip manai, kodėl egzistuoja žmonija, pasaulis, visata, kodėl yra kažkas, o ne niekas? Čia toks filosofinis, neprivalomas čia buvo klausimas. Tai va, nustatyk ir suformuluok teksto temą. Suformuluok, bet dabar aš negaliu telefone pasiieškoti. Nu, aš pati įeisiu į Google, gal įeisiu, va čia dabar turiu aš tą Google, kur ta mano Google mano. Antinatalizmas. Labai lėtai čia mano veikia ta, kaip jinai vadinasi, ta planšetė. Labai lėtai veikia tokia lėto veikimo, labai sulėtėjusi.
kažkokia tai. Tai biški lūktelkit, aš noriu labai pasižiūrėti, kas tas antinatalizmas. Va, galų gale, va, jau čia galiu vesti anti, kaip antis, anti, antinatalizmas. Antinatalizmas yra, tuoj paskaitysim, kas tai yra. Verstas iš anglų kalbos. Yra filosofinė pozicija, pagal kurią jaučiančių būtybių gimimas ir dauginimasis yra moraliai neteisingi. Todėl antinatalistai teigia, kad žmonės turėtų susilaikyti ir galbūt sustabdyti kitų gyvūnų dauginimąsi. Tu dievuliau man. Jūs supratot čia ką nors? Jūs įsivaizduojat? Va, čia jau dabar, tikslus. ekalba.lt, va. Naujažodžių duomenys, va. Tai sakau, kad aš tokio negirdėjus, mus tai nemokino apie jokius antinatalizmus, apibrėžtinis. Judėjimas siekiantis, kad žmonės nustotų gimdyti vaikus. Va, matot kas? Antinatalizmas. Aš tai nežinojau tokio dalyko. Va, čia dar parašyta antinatalizmas kaip mitas apie išnykusį žmogų, kas yra tas antinatalizmas ir kodėl kalbėti apie tai. Va. Jo, va čia, va, matot, kas antinatalizmas. Tai įsivaizduojat vaikui, kokius duoda klausimus. Kokius vaikam duoda klausimus mokyklose? Kas vyksta mokyklose, mėly žmonės? Vojei. Nu jau žinot, dievuliau mano, kas dedasi, kas darosi. Ojei, pasaulio pabaiga turbūt jau artėja. Tai va, nežinau, daugiau gal ir nebeieškosiu, aš tų žinių mane pritrenkė šitą labai žinią, va. Tu apie tuos vaikus, ką jiem kiša, ką jiem rodo, ką jiem klausia, ką jiem į tas pasąmonės nori sudėti, sukišti. Įsivaizduojat, va, griniai, tie langai veriami, tie kaip jie vadinasi, tie langai, o avertuono langai, tie va, tiesiog veriami vaikam, o avertuono langai, nu. Į ką jūs galvojat? Geriau blynų eiti kepti, ar ne? Kaip jūs galvojat? Vajasiu. Tai užgavėnės praėjo jau viskas. Jau blynų prisikepėm, prisivalgėm visi, dabar kas jau ateina, kaziuko mūgė, mūgė kaziuko. Bet jau sakė, kokios brangios vietos kaziuko mūgiai. Ojei, aš dar irgi kažkada važiuodavau į tas kaziuko mūgės, va irgi taip karėlius užsidėjusi, va tokius gintarinius, tautinį kostiumą pasirėdydavau ir važiuodavau iš kaziuko mūgės. Sakė, dabar vietų brangumas išbrangė, jau kai aš važiavau buvo brangu, bet jau dabar, sakė, iki 800 eurų vietos, nežinau, girdėjau tokį. Pasakojo, kad tokios va. Nu, vienu žodžiu, nuo visko už galvos tik norisi imtis.
Nuo visko, kas vyksta, nuo visko. Nebespėji tų žinių gaudyti. A ką jie ten po tom kilimais daro, čia dabar va, sakau, čia tuos tankus velka į visas šalis. Man atrodo, kad jie čia nori nuo kažko dėmesį nukreipti. Man tai taip atrodo. Kaip jum atrodo? Nuo ko jie čia tą dėmesį kreipti nori? Kaip, Deduk, tu manai? Nuo ko? Aš apie tanką noriu papasakoti. Nu tai taip greitai tikrai. Aš greitai apie tanką. Jeigu tanką atvilko kažkur tai ir pastatė, tai yra paminklas. Jeigu tu atvirkai paminklą, tai ant jo reikia gėlių dėti. Vat. Anksčiau, jeigu kažkas tai blogo būdavo, pavyzdžiui, kažkoks blogas žmogus ar ką, jį į vežimą, į grotas ir veža per visą miestą, kad jį apspjaudytų. Ir kad jį prakeiktų kiti žmonės. Pravežė per visą miestą, o po to ar į kalėjimą, ar į kartuves, ar galvą nukirto. Tai jeigu jie norėjo tokią akciją kaip su tom blogu žmogum padaryti, tai reikėjo tą visą tanką pervežti per visą Vilnių, o po to nuvežti į kažkokį liejyklą ar kažkokiu tai suvyrintojų, kad jį supjaustytų ir sunaikintų. Bet jeigu atvežė ir pastatei, tai yra paminklas ir žmonės turi jį gerbti, gėlės nešti. Bet čia gal mus nori jau prie tų karo pripratinti. Ne prie karo, atvirkščiai, jie batus persiauna. O taip nežymiai, tipo atvežė, mes jums tanką pagarbai atvežėm, supranti? Jie ten užuomina tokie, supranti, kad jie jau persiauna batukus ir lenkėsi į Rusijai. Nu, argi jau taip tikrai? Jo, pamatysiu. A ne, nu aš nežinau, aš klausiu žmonių, aš iš viso noriu visko žmonių noriu atsiklausti ir atsiklausiu visada, jeigu būsiu išrinkta, tai aš jau žmonių visada atsiklausiu, aš visada užduosiu klausimus, ką žmonės galvoja. Maža ką aš galvoju, ką aš ten mąstau. Mes kiekvienas mąstom pagal savo matymo prizmę, ten per savo, ką mes per savo patirtis esam patyrę, taip mes ir mąstom. O čia va, tai va, matot kas. Nu, tai va, nežinau čia su tais rinkimais, ar kas už mane balsuos, ar nebalsuos. Ai, balsuos gerai, nebalsuos irgi gerai, nu tai kas jau čia, nu, kiekvieno pasirinkimas yra. Oi, dievulio mano, čia va labai gražus eilėraštis, va čia paskaitysiu, Roma Paukštienė, labai gražų, parašė su Lietuvos nepriklausomybės diena, su vasario 16 sveikino. Čia buvo Lietuva, yra ir bus, prie Baltijos senoliai mūsų užgimė. Taikioj šaly Europos vidury, kaimynų antpuolius atrėmė ugnimi, nepuldami, o žemę gindami. Pavergti mūsų tautą buvo siekiama, bet mums padėjo Dievas ir dangus. Nenugalėti priešų mes išliekame, čia buvo Lietuva ir bus, yra ir bus. Su gyvuliniais vagonais mus atvežė. Mes į pasaulio kraštą ištremti, Siberijos platybėj verkė akmenys. Kai matė mūsų vargą iš arti, mus lenkino, ir rusino, ir niekino, dalino žemės ir mūsų namus, nesustabdyti laisvės mūsų niekam jau. Čia buvo Lietuva, yra ir bus. Išsaugot tapatybę mes privalome ir perduoti ateinančioms kartoms mažytį lopinėlį baltų žemėje su papročiais, gimta kalba, dainom. Į bendrą erdvę taikiai įplasnojome, svečiams atvėrė širdis ir vartus, Europos veidui keičiantis kartojome, čia Lietuva yra ir bus. Lietuviai mes, nesunaikinta šimtmečiais tauta. Lietuviai mes, pagonių paskutinė mes karta.
Lietuviai mes, lietuviai. Senolių dvasios saugo mūsų kelius. Lietuviai mes. Čia buvo Lietuva, yra ir bus. Žodžiai ir muzika Romos Paukštės. Nu labai gražus. Taip suėmė už širdies. Skaičiau ir tiesiog širdis džiaugiasi tokio eilėraščių tiesiog į pačią širdį. Tai va, su tokiu eilėraščiu aš ir užbaigiu šitą savo transliaciją. Roma Paukštė, nuostabus žmogus, nuostabi moteris. Ačiū tau, Roma Paukštė. Čia buvo Lietuva, yra ir bus. Labai geri žodžiai. Labai ačiū, mieloji. Ačiū tau už šitą nuostabų eilėraštį. Tiesiog lenkiu savo žilą galvą už tokį gražų parašytą eilėraštį. Labai būtų gražu išgirsti ir dainą, kaip jinai skamba, labai būtų gražu. Tai va, mėlieji mano brangieji, kažkam labai aš nepatinku, kaip bobutė, sako, kokia negraži aš, vienu žodžiu. Nu ir nežiūrėkit, jeigu aš negraži. Nu taigi, yra ten perjungi, išjungi ir nežiūri. Kam tada žiūrėti, jeigu aš negraži? Tai va, viskas tada, viskas. Kažkaip biški atmintis atsitaisiusi, tai va, džiaugiuosi jau biški čia tokių visokių pagerių, tokių visokių vitaminų. Dabar labai jau reikia, pavasaris reikia vitaminų pagerti, nes žinot, jau per žiemą mes taip negaunam tų vitaminų, viskas šalta, lauke nieks neauga. Nu tai va, tai jau, kad ten iš tų centrų ką nusiperki, tai ten irgi viena chemija, ką ten valgysi. Nu va, nebent svirplius ten dabar, sako, baltymų labai daug, vajėziau. Neduok Dieve tą svirplį perkasti. Jau aš tai jau viskas jau iš prekybos centrų, nei duonytės nebeperkam, nieko nebeperkam, patys kepamės duonytę. Patys kepamės visą duoną, viską darom patys. Ne viskas iš centrų, nei dešryčių, nei nieko, viskas. Va, gryna kažką nusipirkti ir išdaryti. Jokių. Ką jie ten maklina, nieko. Nieko nedaryti, nieko nepirkti iš jų. Nieko aš neperku. O jūs kaip norite. Gerai, tai viską jau aš pasakiau. Aš noriu pasakyti. Tu ką dar, tu čia mane trukdai su tom durim, džirg, pirmyn atgal. Atsisveikinti, kai aš pasakysiu. Jo, šitaip jau viskas Tai aš užbaigiau. pabaigsiu, aš noriu apie prezidentą pasakyti. Nu, tai pasakyk. Tu vargšelis tas prisisapaliojo kaip kaušelis, vienu žodžiu, nėra ką pasakyti, tai pasakė apie tos vatinukus. Kokius vatinukus jis gali ten skaičiuoti? Visi jie suskaičiuoti, Facebookai, Instagramai, TikTokai, visur jie visi suskaičiuoti, nėra ko skaičiuoti. Jam nėra ką atsakyti, a jeigu nėra ką atsakyti, tai reiškia, išstatė tanką, kad pagerbti Rusiją ir žuvusius tame tanke rusus. Nu, viskas. Na jo, nežinau. Čia grina filosofija. Bet prezidentas, Kaušelis, kaušelis, viešpatie. Koks jis administratorius, likvidatorius. Kad žmonės, ne, tai jisai atvirkščiai dabar atsiuntė tą tanką, pastatė, kad žmonės ateitų pagerbtų rusus, kad jie vieninteliai pasipriešino šitam velniui Amerikai ir Anglijai, kurie pastoviai puola ir tai tie tankai tempiami ne tik tai pas mus, čia ne jis atitempė. Tai visur. Ten iš vienos vietos. Tai jau vokiečiai po 50 000 moka, kad išvažiuotų tie ukrainiečiai velniop namo. Ko jie čia dabar atvažiavo? Šalis kariauja, o jie pasislėpia. Turi irgi kariauti. Varo visi velniop į savo Ukrainą. Nu va, dėdukas jau ką pavarė, tai pavarė.
Nu tai ką jau aš čia viskas įsikišo man tas deduks, visą man sugadino, man visą mano šneką, visą mano video čia džidžgina tom durim, eina pirmin atgal, nu jau nebežinau, viskas. Reikės iš namų eiti nuo tokio dėduko, galva jau skauda. Tai ką, mėlėjai, labanakt, va čia jau vakaras, jau 10 valandą reikia eiti lovon, jau viskas, reikia eiti lovon. Šiaip tai šilta dabar pas mus, pečius pakūtas, viskas gerai. Tai ką, jums gero ramaus vakaro, ramios nakties, biški kažko, akį tokia, nelabai gera akis. Tokia va. Nu nieko, pagysta akis, viskas pagys, viskas susitvarkės, viskas bus gerai. Jo, mes laimėsim.